7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kaip čia apibendrinti galima būtų Vilkų savaitgalio Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverių? Tragiškai. Nėra kaip kitaip. Ar gal greitai galima išryškinti priežastis, kodėl nepavyko pasiekti tikslų? Tai nežinau, vakar gavos, aš iš vis nežinau. Turim tų problemų vidinių, gal ir traumų kažkokių, bet čia nepasiteisinimas kiekvieną finalo ketvertas, nežinau, nebuvo ir susikaupimo turbūt tokio, kokio turėtų. Nežinau priežasčių, dėl ko taip buvo, nežinau, kodėl nepažiūrėjom taip, kaip turėjom pažiūrėti. Aistrų daug, kibirkščių daug, ar galvos nebuvo per karštas, galvoju, šį savaitgalį, šiandien? Nemanau, kad galvos per karštas. Kokia situacija aikšteliai, tokios ir galvos, manau, kad čia viskas labai paprasta. Tos vidinės problemos apie sveikatą tikėjimą kalba? Jo. Tos techninės, nesportinės buvo kažkiek iš dalies ir pusfinalio rungtynių išliejimas emocijų? Nemanau. Sakau, Lietkabelis irgi žaidžia, visi žinom, kad ne pati švariausia komanda, tai vienas provokacijų, bet aš nemanau, kad čia mus kažkaip išprovokavo, tiesiog visose varžybose taip gaunas sportinių ir techninių, tai kažkaip nesureikšminčiau čia, kad kažkaip išsilieja. Ar lengva nusiteikti mačui dėl 3 vietos, ar reikia Lietuvai taurės mačui dėl 3 vietos? Nereikia nusiteikti dėl 3 vietos, nes nežinau, vis tiek 3 vieta yra ne 4 vieta. Jeigu vyksta rungtynės dėl 3 vietos, tai turbūt jos yra svarbios, nes jeigu nesvarbios tau, tai tada reikia nežaisti, man atrodo geriau. Kada paaiškėjo, kad Kevanas nežais ir sakė vaizdu, kad didžiulė netektis jūsų komanda? Šiandien prieš varžybas pasibandė negalėjo ir viskas. Jo, aišku, netektis gal. Nėra to laiko čia pasiruošti, vėlgi vakar žaidėm, šiandien žaidžiam, nėra to laiko kažkaip persirotot, bet vėlgi, Krisas žaidė gerai, nemanau, kad čia buvo pati didžiausia problema. Tai nesureikšminčiau irgi, jo, aišku, būtų dadėjęs, turbūt gal būtų viskas kitaip buvo, bet nenorim ieškoti pasiteisinimų, nežinau, čia, kad vienas žaidėjas nežaidė, turim pilną gerų žaidėjų, tai čia vienas žaidėjas, kai iškrenta, negali būti, kad sugriūnam visiškai. Ar tavo akise arbitrų darbas kvestionuotinas buvo šį savaitgalį? Nekomentuosiu aš šitą komentų teisėjų darbą, nežinau. Svarbu, ramiai naktį miega patys. Europos taurės varžybose kitokį veidą bandysit parodyti? Ne, tai vienareikšmiai, tai čia taip pat svarbu, kaip čia buvo finalinis ketvirtas, visi suprato, kaip svarbu yra, taip pat ir Eurokapo atkrintamasis yra, sakykime, dabar jau praėjus šitam finaliniam ketvirtui nepasisekusiam, kad čia nebegalim net švaistyti jokių šansų, turim susijimti, turim tą pertrauką pasiruošti ir turim susitvarkyti reikalus bent jau ten dabar. Ar komanda ramiai miegojo po laimėjimo pusfinalį, kaip pavyko nuryti? Aišku, neramiai, tai čia normalu, manau, tai visi suprantam, kad turėjom tą kažkokią, sakykime, favorito statusą, bet tos vienas rungtynės va taip ir baigės. Tai sunku patikėti patiems, sunku, kad paleidom tokį šansą, jeigu prieš taurę būtum sužinojęs, prieš sezoną būtum sužinojęs, ką gausi taurės finaliniam ketvirtį, turbūt nenorėtum kažkaip kitaip keisti viso to. Kai sukrenta viskas taip, kaip norim ir patys nepasinaudojam šansų, tai sunku. Nėra čia kažką kitų kaltinti, tik pačiu save galim kaltinti. Prieš Lietkabelį jau daug išėlės pralaimėta. Ar čia tas nešvarus jų žaidimas? Nežinau. Vėlgi, kaip ir patys sako, kad sunku nusiteikti, turbūt ne šiaip klausė to klausimo, nes turbūt ir matęs aikštelė, kad nebuvo taip, kaip turėtų būti. Tai turbūt čia su šito susiję labiau negu kad čia iš eilės kažkiek pralaimėjom, nežiūrim, neskaičiuojam ir negalvojam, kad jeigu pralaimėjom prieš tai 2 kartus, tai čia 3 kartas kaip dabar čia nepralaimėti, nesureikšim. O kuo neparankus šitas varžovas? Nežinau, nepasakyčiau, kad neparankus, sakau, toks tiesiog nelaimėjom, bet nemanau, kad čia kažkokie išskirtinumai yra, kad reikėtų kažkaip pabrėžti, kad čia mums neparanki komanda. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.